Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai, brangus draugai bei kolegos. Vėl su jumis aš, Kristoferis Voška, ir nauja laida iš mūsų kanalo rubrikos pavadinimu Iš visuomenės gyvenimo. Šiandienos laidoj aš norėčiau pakalbėti apie vadinamąją bohemą, apie kapitalizmą ir tai, ar Lietuva dar turi inteligentiją. Jei tiksliau, tai gal apie tai, kas, kaip ir kodėl tąją inteligentiją suvalgė ir ką su visu tuo daryti. Galima sakyti, kad ši laida tai mano bus tam tikra reakcija ar, sakykime, komentaras, replika į praeitą savaitę LRT parodytą siužetą. Nuorodą į jį čia įdėsiu žemiau aprašymę, kam įdomu galėsit susirasti ir peržiūrėti, perklausyti. Tai ten yra tokia 20-30 minučių trukmės laida su tokia antrašte, tokiu užrašu, kur čia įmontuosiu, galėsi dabar vietoj mano veido jį matyti. Tekstas maždaug toks. Buvo net sovietmečiu. Kas kabutėse suvalgė Lietuvos bohemą. Tai šitam minėtam siužete eilė mūsų dabarties kultūrinių veikėjų samprotauja apie lietuviškos bohemos likimą ir konstatuoja, kad bohema kaip tam tikras menininkų ir tokios laisvos dvasios atstovų sluoksnis vienaip ar kitaip, bet gyvavo tiek smetonmečiu, tiek ir tarybmečiu, bet kad per paskutinius 30 metų taip vadinamos nepriklausomos, demokratinės, laisvos, žodžiu kapitalistinės kovo 11-osios Lietuvos, kad toji bohema, jei ne visai išnyko, tai jau taip susitraukė, taip sumenko ir į tokį gilų pogrindį pasitraukė, kad jos niekur nei matyti, nei girdėti. Žodžiu, kad tokios terpės, tokios aplinkos iš tikrųjų nelabai bei yra likę. Tai konstatuojama nebe tam tikros, galima sakyti, melancholijos, liūdnai savotiškai. Ir užakcentuojant tai visuomenės sumaterialėjimo, supinigėjimo aspektą ir kultūros, kultūrinio to meninio pasaulio atstovų subiurokratėjimo, tai jų priklausomumo nuo oficialių struktūrų, faktorių. Ir besiklausydamas, bežiūrėdamas šitą siužetą, aš priejau dviejų tokių minčių. Viena tai būtų grinai toks asmeninis rezonansas, tai apmąsčiau tai, žvelgdamas tai kaip į veidrodį savo paties gyvenimiško patyrimo, o antras punktas tai pagalvojau apie visą šitą reikalą kiek plačiau. Ką aš čia turiu omeny? Asmeniškai tai galvoju taip. Kas yra toji kabutėse bohema? Šiaip buitiniam lygiai tai savoka būtų asocijuojama pas mus Lietuvoje su kokiais girtuokliais, palaidūnais, kurie, taip sakant, mala še, nieko rimto nedaro, bezdielnikai, kaip vadinama, dykaduoniauja, kol visi kiti alapadorus piliečiai dirba ir neduok Dieve tokiu būti, neduok Dieve su tokiais susidėti ir čia žodžiu yra nelygis. Ir tiesą sakant, tol, kol aš prieš keletą metų nepasiskaičiau
tiesiog enciklopedija apibrėžties, kas yra kaip savoka bohema, tai ir aš žiūrėjau į tai gan neigiamai. Bet po to į mus skaitau ir žiūriu, kas yra iš tikrųjų bohema. Bohema tai yra tiesiog, galima sakyti, kaip socialinis reiškinys, fenomenas, ar net tam tikras socialinis sluoksnis žmonių, kurie visų pirma savo gyvenimą pašvenčia tai tikrai, atsiprašau, kūrybiniai veiklai. Paprastai meniniai, tai gali būti muzika, tai gali būti dailė, tai gali būti literatūra, proza, tai gali būti poezija, tai gali būti skulptūra, labai, labai platus ir įvairus spektras. Bet žodžiu, žmogus save tai yra paskiria tai veiklai ir jam neįdomu ten pinigai, ten komfortas, ten buitis, ten karjera, ten socialinis statusas, ten ir juo labiau jam neįdomu yra, ką pagalvos žmonės padorus kabutėse, ką ten kas pasakys. Jis nusispjauna į tąją, kabutėse, padorėją visuomenę, tai yra į miesčionių visuomenę, jis nusispjauna į jos reikalavimus, į jos etiketą, į jos normas, į jos moralę, ar tiksliau gal sakyti pseudo moralę. Žodžiu, ir jis eina savo keliu. Jis yra toks kaip neformalas. Aišku, prie tų neformalų tu gali priskirti ir visiškai nusivažiavusius, realiai degradavusius, prasigėrusius, prasinarkašinusius asmenys. Bet jeigu žiūrėsim taip plačiau, tai, tarkim, senovės Atėnus žiūrim. Kas buvo Sokratas? Faktiškai Sokratas, filosofas, vaikščiodamas po gatvės, kalbėdamas su visais ir bet kuo, vėlgi apie viską ir bet ką, apie tiesą, apie grožį, apie teisingumą, apie gėrį, ieškodamas tos teisybės. Jis gyveno bohemišką gyvenimo būdą, galima sakyti. Jis buvo tų laikų neformalas. Jeigu žiūrėsim į 20 amžių, pavyzdžiui, smetoninę Lietuvą, tai Petras Cvirka, Antanas Venclova, Salomėja Nėris pagaliau, Lakštingala tautos. Tai irgi buvo neformalai tų laikų. Tai buvo tų laikų bohemos atstovai. Čia tarp kitko esminis toks raktažodis būtų Salomėjos Nėries ištara. Lakštingala negali nečiulbėti. Tai ir yra žmonės, kurie yra radę savo tam tikrą kūrybinį pašaukimą meninio profilio ir jie gyvena dėl to, jie gyvena tuo ir jie gyvena tam. Nes jeigu jie nečiulbėtų kaip Lakštingalas, kiekvienas savaip, tai tiesiog įvyktų asmenybės žlugimas. Ir šią prasme, tai aš asmeniškai, kai visiškai nesu prie meno, tai yra nei aš ten muzikantas, nei aš dailininkas kažkoks. Paišyti iš vis nesugebu. Nei aš bent jau vykęs poetas koks. Bet vis dėlto aš pats priklausau prie tokių kaip keistuolių ar atskalūnų, kurie užsiema tam tikro pobūdžio kūrybinė veikla. Mano atveju tai būtų visokios paskaitėlės, straipsniai, vertimai, rašymai, ten bandymai organizuoti, taip sakant, vienaminčių kairiųjų ratelį, kolektyvą tam tikrą. Tai visa tai irgi yra tam tikra kūrybinė veikla ir ji daroma ne dėl pinigų, ne dėl pripažinimo, ne dėl dar kažko. Tai daroma dėl to, kad tu negali išlikti savimi, negali likti ištikimas savo, to nedarydamas. Čia irgi yra, Lakštingala negali nečiulbėti. Ir todėl, kaip pasakyti, viena vertus, kai atsimenu savo gyvenimą, žiūriu, kuo aš jaunesnis, tuo buvo labiau tokie puritoniški ir labai griežti, kampuoti mano moraliniai principai. Ir man daugelis tų dalykų susijusių su bohema būtų kėlę tokią atmetamą moralizatorišką reakciją, kad štai va kokie jie
užsiema čia nesąmonėm vietoj to, kad būtų disciplinuoti ir čia griežtai save vestų ir kovotų, kad imti ir pakeisti pasaulį, bet kuo labiau aš gyvenu, tuo labiau, po truputėlį atrodo darausi lankstesnis, pakantesnis, ir daug dievė mažiau susireikšminės. Ir aš suprantu, kad tie žmonės, kurie yra bohema gerąją to prasme, ir tie žmonės kaip aš, tai mes turim labai ir labai daug bendro. Nes artie, jie skiria savo gyvenimą kūrybiniai veiklai ir jeigu jie yra susipratę, bent jau kaip aš tai suprasčiau, tai jie skiria gyvenimą, kad nešt šviesą žmonėms. Ir žvelgiant per šią prizmę, tai aš iš tikrųjų per paskutinį 10 ir gal net iki 15 metų aš dažnai jaučiu tokį jausmą Lietuvoje gyvendamas, kad trūksta oro, trūksta erdvės, kur kvėpuot. Būtent socializacijos prasme. Labai mažai yra tų žmonių, kurie ne tik, kad užsiema kažkuo iš idėjos, o ne dėl to, kad užsikaltų pinigų, bet kurie mokosi, kurie gilinasi į dalyką, su kuriais tu gali kalbėti apie idėjas, o ne apie techninius dalykus, siaurus kokius atskirus klausimus ir juo labiau ne apie kažkokius asmeniškumus ten ir panašiai. Ir kur tu gali apie tas idėjas kalbėti iš tikrųjų plačiam kontekste. Tai aš turiu omeny, kai žmogus iš tiesų pasižymė erudiciją, sakykime, socialiniuose, humanitariniuose moksluose ir panašiai. Tai šito iš tiesų labai ir labai trūksta ir pastebi, kad tie, pas kuriuos dar yra tos erudicijos, kaip minėjau, tai dažniausiai būna tokie integruoti sistemą, prisitaikę ir atlieka specialistukų tokių siauro profilio paprastai akademinio rolę, savo savarankiškos pilietinės pozicijos arba neturi, arba jeigu turi, tai bijo ją reikšti. Tuo tarpu toji liaudis, kuri taip sakant, spardosi ir bando prieš sistemą kažkaip išstoti, tai nelabai ji gilinasi į tuos intelektualinius, dvasinius ten ir panašius dalykus. Tai kai aš išgirdau tąją ištarą per LRT tą laidą minėtą, kad Lietuvoje nebėra bohemos, tai man tai labai giliai surezonavo. Su tuo jausmu, kaip kartais pasijaučiu, jei ne paskutinių mohikanų kokį, tai kaip sudegusio teatro artistų, kad yra labai, labai sunku rasti tų giminingų sielų, tų žmonių, kurie yra tokie. Ir aš manau, tai yra labai rimta problema, kalba ne tik apie tai, kodėl nėra pas mus radikalios opozicijos, intelektualiai, idėjiškai, pagristos ir besivystančios. Bet ir apskritai, kalbant apie tam tikrą štilių, tam tikrą sąstingį ir net puvimą mūsų visuomenės. Kas, aišku, būtų atskira tema. Tai čia būtų pirmas momentas. Antras momentas, kuris jau gerokai ilgesnis ir iš tikrųjų net rimtesnis, nes platesnis. Tai man atrodo, kad Lietuvoje ne tik tai bohema kažkokia numirė, bet inteligentija apskritai kaip tokia. Ir kai tą sakau, ką aš turiu omeny, kai sakau inteligentija kabutėse. Tai inteligentija nėra būtinai žmogus ten su universitetiniu diplomu ar, kaip pasakyti, ala inteligentiška profesija. Ar jis ten būtų gydytojas, ar jis ten būtų inžinierius, ar jis ten būtų mokytojas kažkoks ten. Ar panašiai. Inteligentija, žiūrėt plačiausia prasme, tai yra ne tik tautos kokios ar liaudės, tai yra sociumo, kaip sąmonės, savimonės, žodžiu, savęs suvokimo organas. Ir be abejo, to inteligentija turės tam tikrą, kaip pasakyti, klasinę orientaciją.
reikš vienos ar kitos klasės, žodžiu, socialinio sluoksnio interesus. Atitinkamai jie turės savo politinės, filosofinės, religinės, žodžiu, savo ideologinės pažiūros tam tikras, kurios gali būti diametraliai priešingos kita kitai. Gali kautis tarpusavį. Tiek žodžiu ir informaciniai plotmėje, tiek netgi ir fiziškai. Kalbant apie pilietinius konfliktus, karus, ten neramumus ir panašiai. Bet inteligentija tai yra kategorija žmonių, kurie pasižymi tuo, kad jie apsiema šitą funkciją sąmonės, savimonės nešėjo. Ir jie ne tik, kad apsiema tai, bet jie gali tai daryti dėl savo dalykinių kompetencijų, tai yra dėl savo žinių įgytų, dėl savo sugebėjimų, dėl savo asmeninių savybių. Ir kurie irgi faktiškai tuo užsiema, todėl kad lakštingala negali nečiulbėti. Jie negali kitaip gyventi ir likti savimi, kaip kad tai darydami. Tik bohema, sakykime, būtų siauresnė sąvoka, todėl kad tai labiau į meną orientuota ir, kaip pasakyti, toj bohemai labai įvairių žmonės. Ten gali būti inteligentas, gali nebūti inteligentas. Gali būti, kaip sakau, prasigėręs, prasinarkašinės žmogelis, kuris tiesiog neturi ką veikti ir ieško pramogų ir kokių, stimulo, įspūdžių aštrių pojūčių. O inteligentija tai apima ne tik ten meną kažkokį, dailę ten panašiai, bet apskritai visą dvasinę ir intelektualinę veiklą. Tai be abejo ir mokslą. Ir politika tame tarpe. Tai šia prasme inteligentija yra platesnė kategorija. Tai man atrodo, kad inteligentija kaip sluoksnis pas mus, pilnavertis visuomenė irgi yra, jei ne visiškai išnykęs, tai labai stipriai sunykęs, benykstąs ir kad lieka tik atskiri kaip asmenys ir grupelės tų inteligentų. Aš laikau, kad tai yra mirtina problema, kalbant tiek apie Lietuvą, tiek apskritai pasaulį, galima sakyti. Bent jau apsiribokime tuo mūsų rytų Europos regionu. Tai čia dabar ir yra tai, apie ką aš noriu kalbėti. Ir apie tai kalbėsiu, galima sakyti, dviem tokiom tezėm. Pirmoji tezė tai, kas kaltas, arba tam tikras pamąstymas, pasvarstymas laisvas apie priežastis šito sunykimo. O antroji tezė tai, ką daryti. Arba, kaip į tai reaguoti, ką veikti, žodžiu. Tas tezės aš formuluoju tyčia šitaip, imdamas frazes iš klasikinės rusų literatūros, jeigu ką. Iš Gerceno ir Černiševskio romanų, tais pačiais pavadinimais. Taigi, pirma, kas kaltas? Kalbant apie tai, aš išskirčiau objektyves priežastis, faktorius ir subjektyvų faktorių. Taip tariant, objektyvės tai yra sisteminės priežastis, kurios nepriklauso nuo inteligentų, ar save laikančiais inteligentais, ar siekiančiais būti inteligentais. Ir jau subjektyvios priežastis tai, kas jų pačių galioje, jų valioje. Tai objektyvios priežastis, objektyvus veiksniai, mano manimu, du yra pagrindiniai. Pirmas tai komercializacija ir antras tai biurokratizacija, kuri minėta. Toje LRT
laidelėje. Taigi, ką reiškia komercializacija? Kalbėti trumpai ir paprastai, tai įsivaizduokime, kad tu turi žmogų, kuris puikus galėtų būti dailininkas, galėtų tapyti gražius paveikslus ir gal net yra vieną kitą nutapęs. Bet kadangi už tai nelabai tų pinigėlių moka, nelabai kam įdomu, jisai vietoj to darbinasi kokią reklamų įmonę, viešųjų ryšių, kaip tai vadinama įmonė, ir kuria reklaminius visokius vaizdelius. Grafikos dizainerių dirba. Ir eina jam gal ir neblogi pinigėlį. Galų gale galbūt jis ir reiškiasi netgi kaip menininkas, bet prisitaiko prie tų dabartinių kičo, sakykime, madų. Ir tuo būdu irgi daro savo didelius pinigus. Bet ar taip, tai yra asimiliacija į ką? Asimiliacija į masinę kultūrą. Masinė kultūra tai yra ne liaudės kultūra. Liaudės kultūra, kokią turėjom šimtmečiais ir tūkstantmečiais, organiškai, iš kasdieninio gyvenimo žmonių susiformuojančią. Gerai ar bloga, kitas klausimas. Ji ne vienalytė ir ne vienareikšmė. Bet čia kalba apie dirbtinai masinės žiniasklaidos, informacijos priemonių, korporacijų, pramogų biznio, suformuojamas žvaigždės ir žvaigždutes, filmus visokius, reklamas, dabar kompiuterinius žaidimus, bumčiukus ir taip toliau ir panašiai. Čia viskas 20 amžiuje užgimsta. Tai tokia masinė kultūra, kur tu ir gali masiškai tiražuot, masiškai štampuot. Ir tai daroma taip, kad kuo labiau supaprastint, kuo labiau suprimityvint, kad apimtis potencialių pirkėjų ar vartotojų, kad būtų kiek galima didesnis. Ir komercializacija čia ir yra tame, kad toji kultūra ar toji kūryba, tai net ne kūryba, tai produkcija. Tai yra produkcija. Tai toji produkcija nėra skirta kelt kažkokias egzistencinės, moralinės problemas, kelt socialinės, pilietinės problemas. Galų gale grožį kažkokį tai pademonstruoti, rast naujas raiškos formas. Nes čia, ką aš sakau, tai būtų klasikiniai meno uždaviniai. Čia tikslas yra išreklamuoti tam tikrą prekę, išreklamuoti tam tikrą paslaugą. Leist pakrizent, duot pramogą kažkokią. Žodžiu, čia pornografijos lygis. Ir tai yra realiai, jeigu imsim visą visumą tos, masyvą informacinį, kuris gyvuoja, tai čia sudaro absoliutinę jo daugumą. Tai didžioji dauguma žmonių, kuriuos tu galėtum kaip ir laikyti kabutėse inteligentais, tai tų inteligentinių, ypač meninių profesijų atstovais, jeigu jie iš vis daro kažką, kas iš techninio taško yra susijęs su jų išsilavinimu, tai jie yra įtraukiami į komercializaciją. Arba į tąją mas kultūrą vartotojišką. Antras punktas – biurokratizacija. Tai kiek lieka žmonių, kurie visgi užsiema menu, o ne suprimityvintų kičų ir reklamą, komercija atvira. Jie vienaip ar kitaip gyvena iš valstybinių arba kitokių fondų, jie yra šeriami ir paprastai jie prisitaiko prie to, kas juos šeria, prie to, kas juos maitina, reikalavimų. Kas numato, aišku, ir tam tikrą socialinę, politinę, ideologinę darbotvarkę. Jeigu ne atvirai, tai pagal nutylėjimą išreikšta. Kai kurie iš jų gali būti tokie atviri, sakykime, propagandistai, bet didžioji dauguma iš tiesų jie yra visiškai apolitiški ir asocialūs. Asocialūs ne ta prasme, kad jie ten būtų kažkokie valkatos tenai,
vagis, ten dar kokie, bet tiesiog asocialus, ta prasme, kad visuomeniški. Tai yra, jų nedomina socialinės problemos. Ir paprastai, kai žiūrim į menininkus šio laikinius, daugumą jų, kur ten baigia kokią dailės akademiją, reiškia, karjerėlė kažkokia yra susikūrę, reiškiasi, gauna grantus, taip sakant, tarkim, ES fondų kokių. Tai aš pastebiu tokią tendenciją, kad jų kūryba paprastai yra be idėjos. Ji yra tiesiog išraiška tam tikrų jausmų, tam tikrų emocijų. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai, tai yra normalu. Bet daugiau nėra nieko. Yra toks beidėjiškumas. To turiu omeny, kad jei imsim klasikinę meno sampratą, tai visgi mes turėsim tam tikrą idėją. Tai gali būti moralinė idėja, gėris tam tikras, tai gali būti estetinė, grožio tam tikra idėja. Tai gali būti socialinė idėja, religinė idėja, politinė idėja. Ir kūrinys, jisai bus išraiška. Tiek protinė, tiek ir emocinė, jausminė. Tos idėjos. Tai bus išreiškimas to. Pavyzdžiui, turim Bethoveno 9 simfoniją. Ir tą jos garsėją Odė džiaugsmui. Šilerio lyrika. Tai čia galima sakyti, yra visos apšvietos epochos ir prancūzų buržuazinės revoliucijos kaip dvasios išraiška. Nors atrodytų nieko ten tokio, kaip pasakyti, atvirai politiško nėra, tai tiesiog apie džiaugsmą ir žmogiško gyvenimo pilnatvę. Gražus, pakeliant į supą, taip sakant, žodžiai. Bet yra idėja. Ta idėja yra išreiškiama. Tiesiog kaip pavyzdys, ne? Tuo tarpu mūsų menininkai, jie daro ką? Jie turi tam tikrus savo jausmus, išgyvenimus ir jie paprastai koncentruojasi ne į kažkokią idėją, turinį, kur jie nori išreikšti. Jie tiesiog koncentruojasi į savo jausmus ir į formą. Ir ta forma pageidautinai turi būti kuo labiau išsišokanti, kuo labiau, kaip čia pasakius, netradiciška. Čia tas abstraktus, konceptualinis menas gali būti, kur ten išsirengia, nuogi visaip demonstruojasi. Ir aš nesakau, kad tai būtinai yra blogas dalykas, beje. Bet kai dėl turinio, tai gaunasi, kad tas žmogus, kuris visą tai žiūri, stebi, žodžiu, adresatas tojo meno, jis dažniausiai net nežinos, ką manyti apie tai. Čia ir bus tiesiog toks sąmonės srautas, kuris tau paliekamas ir tu, ką nori tą galvo, ką nori tą jausk, čia tavo reikalas, bet konkrečios žinutės autorius tau nesiunčia. Jokios žinutės iš tikrųjų ir nėra. Tai čia yra ne kas kita, kaip tai, kas tarybiniais laikais būdavo vadinama formalizmu. Tai ir yra grubiai išsireiškus. Akcentas ant formos, bet turinio, švelniai tariant, dažniausiai trūksta. Ir netgi šitokie menininkai, jie yra tam tikram visuomenės gete. Tai yra, jie pariby, dauguma iš jų niekad netaps ten labai turtingi, labai pripažinti, dar kažką. Jie yra idėjiniai, ta prasme, kad jie daro ne dėl pinigų, ne dėl garbės, o dėl to, kad toks jų sielos šauksmas. Ne? Bet čia mes ir prieiname prie sankirtos tarp objektyvių priežasčių, tai yra objektyvių faktorių, kodėl sunyko to inteligentija, ir subjektyvaus faktoriaus.
Jeigu susumuojant objektyvius, tai aš sakyčiau tiesiog, kad kas suvalgė tiek bohemą, tiek inteligentiją. Kapitalizmas suvalgė. Suvalgė kodėl? Suvalgė todėl, kad kapitalizmas tai yra prekinė piniginė sistema, kur viskas remiasi formulė. Pinigai, prekė, pinigai. Tai yra, tu turi sumą pinigų, tu juos investuoji, tu gauni dar daugiau pinigų. Kokią formą tai daro, man taip svarbu. Tai šita sistema, ji jau atgyveno savo progresyvų potencialą, ji ką galėjo duoti žmonijai pozityvaus. Tai yra materialinis techninis progresas iš esmės. Ta ji jau davė ir ji jau tampa absurdu. Ji tampa absurdu todėl, kad mes esame pasiekę tokį tašką, kur atvirai sako, bus robotizacija, automatizacija, vis daugiau ir daugiau tųjų darbų ir žmonės taps nereikalingi, žmonės bus išmetami velniop. Kaip tada gyvens? Sakau, kad tai yra absurdas, todėl kad jeigu būtų sistema nukreipta į žmogų, į žmogaus poreikius, tai būtų aišku. Niekur žmogus nebus išmestas, tiesiog žmogus turėtų trumpesnį darbo laiką, aptarnaujant viską, ir galėtų užsiimti savo gyvenimu. Galėtų pagaliau gyventi bohemišką, taip sakant, gyvenimo būdą, jeigu jis to norėtų. Bet čia gaunasi, kad ne sistema žmogui, o žmogus sistemai. Ir ta sistema turi generuoti pinigus. Bet kokią kainą. Ir ji kuo toliau, tuo labiau ir, atsiprašau, akivaizdžiau kertasi su žmogaus poreikiais. Ir šitai sistemai nebereikia inteligentijos. Nes šita sistema net neturi ideologijos kažkokios jau. Kultūros dvasinės, kuri ją ne tik kad pateisintų, bet kuri ją įprasmintų. Ji viską nužemino iki pilvo ir ten, kaip pasakyti, antro galo, taip sakant, reikalų, ne? Ir siūlo tai kaip laisvės apoteozė kažkokia, kad tu dirbk, pirk, mirk ir tu galėsi ten, taip sakant, vartot maksimaliai. Ir čia yra tikslas. Tai čia yra dvasinis moralinis bankrotas. Ir šitai sistemai tai reikia vartotojų ir tokių, kiek galima siauresnio profilio techninių specialistų, bei, vėlgi, pakankamai bukų propagandininkų. Bet inteligentijos pilnavertės šiai sistemai nereikia. Ir atitinkamai mes matom, kad, kokia inteligentija, kiek ji yra, ir jo labiau kiek buvo Lietuvoje, tai kokia ji? Iš esmės, sakyčiau, dešinioji. Arba liberali, arba nacionalistinė tokia tautininkiška inteligentija. Bet kurgi ji dabar? Jei pažiūrėsim, kad ir tos pačius universitetus, tą viešą gyvenimą, tai kuo jaunesnė karta ir kuo jaunesnis, taip sakant, kabutėse, intelektualas, atstovaujantis dešinėsias tas pažiūrės, tai tuo mažiau jis primena inteligentą. Tiesiog, kažkoks žmogelis, šiek tiek pasiskaitęs kažką, galintis papliurpt, pamalt liežuviu, bet, ką žinau, paimkim tikrą dešinį intelektualą, inteligentą, atsiprašau, tiksliau būtų tokią savoką naudoti, Arvydą Šliogerį, ne? Pabandykim su juo palyginti, kokį, Sinicą, pavyzdžiui, sunkiai palyginami dalykai. Labai. Ir visą plejadą, alternatyvių oponuojančių sistemai iš dešinės veikėjų. Tai inteligentija toji dešinioji miršta, o dešinioji tai ir būtų ta, kuri gina praeitį, gina kapitalizmą, gina tą kaip valdžios ir galios piramidę, tokius santykius, sakykime, geruoju ar piktuoju, bet sakykime, yra tokio požiūrio, čia bendriausia ir supaprastinta prasme įmant.
O kairiosios inteligentijos iš tikrųjų Lietuvoje senai nebėra. Senai. Nes tarybiniai nostalgikai ir buvę, nežinau, partiniai darbuotojai ar, kaip pasakyti, vienas kitas raudonas profesorius, tai nėra inteligentija ir jo labiau kairioji. Tai tiesiog atskiri žmonės, dalį kurių iš tiesų gali laikyti inteligentais. Bet nedaugiau. Ir, kaip sakiau, tai yra dėl to, kad, kaip sakoma, revoliucija ryja savo vaikus. Yra toks posakis, tai kapitalizmas ryja savo inteligentiją. Jam nereikia žmogus, kuris nori būti inteligentų, tikrąją, pilnavertę prasme šiuolaikiniam pasaulyje, jam sunku rasti nišą apskritai išgyventi. Ir todėl, jeigu jis bent kiek realiai mąsto, jisai vis didesnis ir didesnis šansas, kad jis bus antikapitalistinių pažiūrų. Ir tai yra konstatavus, kad kapitalizmas suvalgė inteligentiją, kapitalizmas suvalgė bohemą, beje, papildysiu tai tuo, kad valgymas vyksta be kita ko, įdiegiant ir paverčiant visuotinę nuostatą, kad tu nieko nedarysi ne už pinigus, čia jokių lakštingalų ir čiulbėjimų nebelieka. Lieka tik tai, juda sidabriniai ir prostitucija visokiausių formų. Čia piktai tai pasakiau, nebūtinai ta prostitucija, bet, tiesiog, tu atidirbinėjai tai, kur yra užsakymas, bet tu savarankiškos iniciatyvos, kuri daro kažką iš idėjos, to vis mažiau, žiūrima į tai, kad čia yra, tu esi lochas, tu esi kažkoks nenormalus, nesėkmingas, nekonkurencingas. Tai paprasčiausiai prekiniai, piniginiai logikai absoliučiai viską apimant ir vis yra varoma, kaip minėjau, į getą pati nuostata, gyvenimo filosofija ir terpė žmonių, kurie gyvena dėl kažko kito ir dėl kažko aukštesnio negu pinigai ir dar kurie sugeba tai intelektualiai ir juo labiau meniškai tai išreikšti. Tai konstatavus, pereinam prie subjektyviojo faktoriaus. Subjektyvusis faktorius, tai kalbant apie tai, kas kaltas, tai yra būtent tai, kame ir kuo inteligentai, ar tie bohemininkai, kame jie patys kalti. Ir iš dalies aš tai jau pasakiau. Mūsų ta inteligentija, ji yra beidėjinė. Sakau, menas, žiūrėkim, jis daugumoje atveju jis yra beidėjinis. Ir kažkokia prasme tai tada net nėra tikra inteligentija. Nes tikras inteligentas, jis gali būti menininku ar nebūti menininku. Jis gali būti mokslininku ar nebūti mokslininku. Jis gali būti politiku ar nebūti politiku. Ta prasme, kad jis pretenduoja ten paimti valdžią ar užima kažkokį valdišką postą. Bet jis negali nebūti piliečių. Tai yra bendro reikalo dalyvių, žmogumi, kuriam bendras tas reikalas aukščiau asmeninės naudos, aukščiau asmeninių ambicijų, aukščiau ten tų visų asmeninių patinka, nepatinka ir taip toliau. O jeigu tu esi pilietis, tai tu natūraliai turėsi pilietinę poziciją tam tikrą. Ką aš turiu tuo omeny? Atminėjau, Salomėja Nėris, Petras Cvirka. Galim pažiūrėti apskritai tokį žurnalą ėjusi 4-ajam dešimtmetį praeito amžiaus. Trečias frontas. Žodžiu, į trečią frontininkų sąjūdį. Ten ir Juozas Baltušis buvo, Kazys Boruta, kiti veikėjai.
tai jie visi buvo inteligentai. Ir arba dalis bohemas, arba labai artimi tų laikų, sakykime, lietuviškai bohemai. Jie turėjo aiškę pilietinę poziciją. Jie aiškiai palaikė kairėje socialistinę, komunistinę idėją. Todėl, kad laikė tai išeitimi iš skurdo, neligybės, neteisybės ir kitų visuomenės slėgusių problemų. Jie vadovavosi nuostata, kad jeigu jie yra laisvi užsiimti kūrybą, tai jie kūrė ne šiaip savo. Jie kūrė tam, kad pakeltų savo tautą, kad pagerintų gyvenimą tautos. Pagerinti gyvenimą tai reiškia ne tik tai kurt abstraktų kažkokį grožį. Kaip Julius Janonis rašė eilėraštį poetą. Ne. Poetas nevaidila kuždas maldas senas, tyloj smilkas kodyla mūsų šloviai. Poetas tai šauklys kviečia karius į kovą ir pats kovon jų priekyje einas. Tik tai kovoj poetė rasi tu erdves laisvosios sielos polėkiams, maištingiems. O kas daina, tik atspindys garbingas, drąsių siekimų, audros palauštų. Va taip. Ir pasakykit man, kad Julius Janonis nebuvo talentingas poetas, nebuvo menininkas, panašiai ir panašiai. Va drįskit man tai pasakyti. Ir toji kova ne tik už duonos kąsnį. Toji kova be abejo tame tarpe už duonos kąsnį. Bet duonos kąsnis ne tam, kad padaryti vartotojų visuomenę. Ne tam, kad sėdėti ten ir ryt reiškia, ir būt paršu. Duonos kąsnis tam, kad kiekvienas žmogus jį turėdamas ką valgyti, turėdamas kur gyventi, turėdamas ką apsirengti, turėtų tai garantuotai, galėtų dėl to nesijaudinti ir galėtų iš tiesų būti laisvas, užsiimti kūrybinę veiklą, gyventi savo gyvenimą ir čiulbėti kaip lakštingala. Va, kame idėja ta iš tikrųjų. Vat mes ir turėjom tam tikrą inteligentiją, kuri save siejo su šitokia idėja. Tuo tarpu dabar, kai sakau, turime, tokius visokius, kaip sakau, beidėjinius menininkus, beidėjinius, ne filosofus, o filosofistus, Rašeivas ir taip toliau, taip tūlas žmogelis paprastas ateis ir paklaus. Kam jūs iš vis reikalingi? Vat kas iš to jūsų meno, kas iš to jūsų rašymo, kas iš to? Ir be abejo, dažnas žmogelis, kuris taip klausia, jis galbūt tai daro iš miesčioniškų tokių barbariškų net pozicijų. Gal jis iš vis nevertina meno, literatūros, mokslo taip toliau. Bet pats klausimas yra visiškai teisėtas ir neteisingas. Nes jeigu tas menas, jeigu toji veikla neturi idėjos ir neneša šviesos jokios žmonėm, liaudžiai, tautai, ne? Tai realiai ji neatlieka savo funkcijos. Tai yra inteligentai, kurie neatlieka savo kaip inteligentų rolės. Tai yra lyg organas, organizme, kuris neatlieka savo kaip organo funkcijos. Tai kam tada tas organas? Klausimas retorinis. Jis niekam tikęs, kur yra atsakymas. Jis niekam tikęs. Čia jau kaltas ne kapitalizmas. Čia kalta ne sistema. Ne kažkokie blogiukai.
Čia kalti patys taip vadinami inteligentai, tikri ar tariami. Yra žinoma ir tų, kurie yra su aiškiai apibrėžta idėja. Dešiniaja ar kairiaja, vienokia ar kitokia. Bet tie, kurie aiškiai yra, kaip sakiau, su idėja, kurie angažuoti, tai jie vienaip ar kitaip tampa visiškais marginalais. Tai yra, jeigu bendrai tie, kas užsiema menu kažkokiu, o ne komercija, kičo, ne, jeigu jie yra geto gyventojai. Tai aš sakyčiau, kad tie, kas yra dar idėjiškai angažuoti, tai kad jie yra gyventojai geto gete. Suprantat, yra getas ir gete yra dar vienas getas. Tai kaip getas kvadratu. Tikriausiai galiu tiek save, tiek eilę savo draugų, bendraminčių ir, taip sakant, likimo brolių, tiek Lietuvoje, tiek kitose buvusiose socialistinio bloko Tarybų Sąjungos respublikose. Priskirti šiojo geto kvadratu gyventojams. Tai čia yra subjektyvusis veiksnys, nėra idėjos. Nėra idėjos. Kadangi nėra idėjos, tai nėra ir funkcija atliekama, tai yra nėra atliekama inteligentijos kaip sociumo, savimonės, savivokos organų. Šita funkcija neatliekama. Ir jeigu ji neatliekama, tai tada iš tikrųjų, kuriem galam ta inteligentija? Tada ji nereikalinga objektyviai. Ji niekam nėra reikalinga. Primenu, sistemai kapitalistiniai ji nebereikalinga. Ji galėtų būti reikalinga pasipriešinimui, alternatyvai. Ji net negalėtų būti reikalinga, ji yra reikalinga. Šitą poreikį reikia įsisąmoninti. Ir savo mąstymą atitinkamai formuoti. Ne tik kad mąstymą, bet savo ir pasaulėžiūrą, mąstymą, ir savo pasaulėjautą, tai yra pajautimą. Ir tai konstatuojant, mes prieiname prie antrosios tezės. Tai ką daryti? Taigi, ką daryti? Aš manau, kad tai, kas vyksta, tai ir yra sunikimas ir bohemos, ir inteligentijos. Jis yra objektyvus, jis yra neišvengiamas procesas santvarkos ir visuomenės puvimo, netgi regreso, nuosmukio, kultūrinio, dvasinio, socialinio, kuris pilnai gali eiti ranka rankon su atrodytų techniniu tam tikrų progresų. Ir čia būtent einama link to, kad dešiniosios inteligentijos ilgainiui, manau, neturėtų likti pilnavertės. Bet, kaip sakau, pasipriešinimui ir alternatyvai, poreikis objektyvus ir terpė, ji atsivers. Ir atsivers dėl to jo prieštaravimo, kad, kaip sakiau, automatizacija, robotizacija, nereikalingi žmonės. Arba darbas turės tapti žmogaus savirealizacija ir asmenybės, kūrybos, saviraiškos dalykų ir tuo pačiu dovana pasauliui. Arba turėsim mines, daugiamilijoninės, nereikalingų žmonių paverstų atmatomis, su kuriais bus susidorojama tokiais metodais, kad galima greičiausiai bus lyginti su dėdė Adolfu ir jo netokiais humaniškais ir netokiais padariais žygiais. Iš mum liūdnai pažįstamos istorinės praeities.
Bet alternatyva yra galima. Alternatyva yra galima tik tai tuo atveju, jeigu mes atsisakome nuo kapitalistinių santykių. Jeigu mes pasisakome, ne tai, kad pasisakome, bet jeigu mes pasiryštame sukurti kitą sistemą socialinio ekonominių santykių, kuri bus nukreipta ne tam, kad pinigai, prekė, pinigai, pinigai, prekė, pinigai. Vis daugiau ir daugiau pinigų, ne? Bet mes būsime pasiryžę sukurti sistemą, kuri aptarnau žmogaus poreikius. Ir visų pirma, dar kartą kartuoju, maistas, drabužis, būstas visiems besąlygiškai nemokamai. Tam, kad žmogus būtų iš tikrųjų laisvas. Tam, kad jam nereikėtų nieko bijoti, dėl nieko, šią prasme jaudintis. Nes jeigu šito nėra, tai apie jokią laisvę realiai negali būti kalbos. Tai visos objektyvios sąlygos, materialinės, techninės, šitam yra. Ir šią prasme, tai, kas prieš keletą šimtmečių būtų skambėję kaip utopija, kad ir tas pats komunizmas, tai tampa, kaip galima sakyti, būtinybė. Tai tampa būtinybė. Paprasčiausiai civilizuotam žmonių sambūvį. Ir tai idėjai alternatyvos suformuluot, ją iškelt, ją pristatyti ir jo labiau organizuoti žmonės darbui ir kovai už jos įgyvendinimą, tam tikrai yra reikalinga inteligentija aukščiausios klasės. Ir tokia inteligentija te gali formuotis lėtai, per ilgą ir sunkų darbą, ilgai ir nuobodžiai, bet ryžtingai ir sistemingai, įsisavinant visas geriausias tradicijas, visas žinias, visus įgūdžius, visą išmintį lig šiol sukauptą žmonijos. Tiek mūsų tautos, mūsų civilizacijos, tiek ir visų kitų. Mokantis tiek iš teigiamų laimėjimų, pasiekimų praeities, tiek iš klaidų, tragedijų ir netgi nusikaltimų. Tam yra reikalinga inteligentija. Bet inteligentija idėjinė. Inteligentija, ir kalbant apie menininkus, tai menas, kuris yra angažuotas, yra tendencingas. Tai yra ne šiaip, aš jaučiu, kad tarkim man patinka medis, ar aš jaučiu, kad man patinka giedras dangus ir aš dabar su jumis dalinuosi kažkokiu savo sąmonės srautu. Tame savaime nieko blogo, vėl pabrėžiu. Bet to maža, to negana. Kalba turi eiti apie meną, kuris iškelia realias gyvenimo problemas, kuris parodo žmogui, kad tai skauda, kad tai yra negerai. Ir ne tik, kad tai yra negerai, bet kuris sužadina pyktį, kuris sužadina skausmą ir nenorą su tuo susitaikyti. Ir atitinkamai norą protestuoti, pakilti ir pakeisti tai. Kas būtinai numato viltį, tikėjimą, kad galimas kitoks pasaulis, galimas kitoks gyvenimas. Tai čia be abejo kalba būtų apie kairėje inteligentiją. Tai yra, ką galima daryti. Ir aš manau, kad tai yra visiškai realu. Kodėl? Todėl, kad atskirų žmonių, kuriuos gali laikyti vienaip ar kitaip inteligentais, jų tikrai yra. Ir žmonių, kurie atmeta šitą dirb, pirk, mirk ratelį, kur tu kaip jūrų kiaulytė esi tenai kalintas, jų irgi yra. Ir jie galbūt nėra ten prisiskaitę Markso ten kapitalų, kokių ten Lenino ar ten dar kažko. Bet jie savo širdimi jaučia, kad kažkas yra ne taip, kad kažkas yra negerai. Ir jie jaučia todėl, kad
jie irgi yra lakštingalas, jie nori čiulbėti. O jie mato, kad mes gyvenam sistemoje, kuri padaryta ne tam, kad lakštingalas čiulbėtų, kuri padaryta tam, kad lakštingalą uždaryti narvą, narve priverst, nečiulbėto kažkokius bumčiukus leist ir tada monetizuot tą į bumčiukų grojimą. Nežinau, kiek čia tinkamas tas palyginimas, bet, manau, mintį būsit supratę. Tai čia man ateina į galvą 20 amžiaus filosofo Herberto Marcuzės koncepcija tokia didysis atsisakymas. Angliškam originale The Great Refusal. Tai čia yra mintis, kad gyvenant tos vartotojiškos visuomenės sąlygomis, kai esame realiai įkalinti matricoje, kur ta laisvės visa iliuzija reiškia, tie visi žaisliukai siūlomi, tos pramogos ir taip toliau ir panašiai. Tai vienintelis šansas pasipriešinimui ir esminiam pasikeitimui yra ne iš to, kad įrodysi žmonėm, tarkim, kad sistema tave išnaudoja, atima iš tavęs ten, tarkim, tavo pagaminamą produktą, atsiprašau, ir kad dabar tu turi sukilt kovo tam, kad pasigerinti tiesiog materialinę padėtį. Nesako. Čia turėt kalba apie vertybinę politiką, panaudosiu Landsbergistų frazę. Vertybinė politika tai yra radikalų atmetimą visos kultūros, visų vertybių, pinigų, vartojimo kulto, statuso, to ir taip toliau. Tai grubiai tariant, priėmimas to, kad potencialiai kiekvienas žmogus galėtų ir turėtų būti tam tikra lakštingala, kuris savaip čiulba. Ir mes turėtumėm sukurti visuomenę kaip erdvę, kur galėtų tos lakštingalos laimingai savo čiulbėti ir čiulbėti kartu. Pagal savo laisvą susitarimą. Ir kad tokiam žmogui šitie santykiai, šita ekonominė sistema ir jos politika, jos valdymo organai, partijos, visa kita, kad kelia pasišlikštėjimą, atmetama reakcija automatiškai. Jis nenori būti to dalimi, jis nenori konkuruoti, jis nenori tos sėkmės, jis nenori to prestižo. Jam ir geriau būti ala lūzerių, ala nevykėlių. Bet likti ištikimu savo, likti ištikimu savo žmogiškumui. Likti lakštingalą ir čiulbėti. Suprantate? Tai aš manau, kad žmonių, kurie psichiškai, emociškai yra linkę į tą didįjį atsisakymą, jų tikrai yra ir jų net daugėja. Ypač jeigu žiūrėsime jaunesnės kartas. Kokie bebūtų pliusai ir minusai, tai labai prieštaringa, ne vienareikšmiška. Bet bėda, kad nėra suformuluota aiškiai ideologija. Nėra, kaip pasakyti, pateikta suprantama ir įvairiapusiška analizė dabarties tikrovės. O būtent tuo reikia užsiimti. Ir šią prasme, atsakant į klausimą, ką daryti, tai reikia formuoti gemalą, iš kurio augtų nauja, kairioji, radikaliai antikapitalistinė inteligentija. Kalbant apie Lietuvą, tai sveikąją to prasme, sakyčiau, tautinė ir patriotinė. Ne nacionalistinė, ne fašistinė, bet patriotinė, tai yra neabejinga Lietuvos ir lietuvių tautos, jos kultūros, išlikimui, jos vystymus, jos perspektyvai, žodžiu, tokia inteligentija. Ir tas formavimas turi prasidėti nuo, kad ir mažų, kuklių, bet realių darbų. Tiek intelektualiniai, moksliniai, ideologiniai sferai, tiek ir be abejo tai gali
tai gali turėti ir meninį pavidalą, kalbant apie muziką, apie poeziją, per kurią tu gali kritikuoti valdžią ir santvarką, neteisingus santykius ir siūlyti alternatyvas. Tik susimastykim ir pajauskim tai ir nebijokim išeiti ir kurt. Ir nebijokim tuo dalintis su kitais. Va. Aišku, kas iš to gausis ilgalaikiai perspektyva, pavyks, nepavyks, laimėsim, pralaimėsim, aš šito nežinau ir aš šito pasakyti negaliu. Aš tik konstatuoju, kur aš matau, kaip pasakyti, nykimo procesą, kur aš matau potencialą tam tikrą ir, su kuo aš siečiau tam tikras viltis. Ar tos viltis klaidingos ar teisingos, iliuzinės ar realios, čia te parodys laikas. Bet aš čia žiūriu taip stojiškai, žodžiu. Daryk, ką privalai, bus kaip bus. Ta pasakęs, galiu ir baigti šitą savo monologą su kvietimu, kad jeigu jums šitos mintis rezonuoja ir jūs irgi norit užsiimt kūrybinę veiklą, kaip sakiau, ar tai būtų mokslinė, ideologinė, ar tai būtų meninė, ir būtent aiškiai, angažuotai idėjinė to prasme, iš kairiosios pusės, tai junkitės prie mūsų kolektyvo. Mums būtent tokių žmonių ir reikia. Ir aš manau, kad mums visiems tiesiog bus smagiau ir pilniau gyventi kartu. Tai va. Taigi, tuo ir baigiu šitą laidą. Kaip visuomet tradiciškai padėkodamas tiem, kas palaiko, tiek finansiškai, tiek darbais. Ir paraginsiu, dėkit šitą nykščius į viršų, prenumeruokit, dalinkitės su draugais, su bendraminčiais, bendradarbiais, ten giminaičiais, žodžiu, visus galus platinkit. Jeigu galit ir norit finansiškai paremkit, ar čia nurodomais rekvizitais, ar per platformą patreon.com. Ir aišku, rašykite man laiškus čia nurodomu L pašto adresu, bei lankykitės mūsų portale tiesos.org. Taigi, ačiū Jums dar kartą, kad klausėt, kad žiūrėjot, kad remiat, kad buvot ir tikiuosi, kad ir būsit toliau kartu su mumis. Tai tiek šiam kartui, ir iki kitų laidų. Būkit sveiki.